Rubrika Unboxing Day. Ir Danutė gavo šiandien tokį didelį siuntinį, labai lauktą. Ir tikrai laukiam, kol ta Danutė su mumis pasidalės. Man asmeniškai labai įdomu, kas yra šioje didelėje dėžėje. Prašau, Danutė, rodyk. O, dėžė tai tikrai didelė. Matai kokia? Matai kokia? Jo, ir dingau. Ne, dabar ateisiu, todėl kad toj dėžėj ten va, gražių popieriukų pridėta. Labai. Pasirodo, nes šiandien išanalizavom, kad šitie popieriukai yra ekologiški ir jie sutirpsta. Taip. Bet toj dėžėj dar dėžė. Taip. Va, ir dar dėžė. Ir toj dėžėj Dar dėžė. dar gražių popieriukų. O tiksliau ne. Tiksliau va. 1,56, jo? Ne, 1,66. 1,66 tai yra hidrolikolis. Jo. Kolagenas. Kolagenas. Jo. Ir kita, nu va. Čia koksai yra? Čia aliejus tas. 1,56. Tai yra aliejus. Jo, bet nerašo ant buteliuko jau numeriuko. Pirmai rašydavo, dabar ne. Medis išpaišyt, gal čia naujas. Galbūt, nežinau, dėl pakuotės negaliu nieko pasakyti, tik tai galiu pasakyti, kad aš jau beveik išgėriau visą va, tą butelį to Va, aliejų. tai pas tave gal sena pakuotė, čia gal nauja, reikia pažiūrėti. Reikia pažiūrėti. Tai va, gerk šitą aliejų labai gerai. Jisai padeda kam? Visų pirma, kraujagysliam širdžiai. Va, aš užsisakiau, o tu man dabar papasakok, aš tai nežinau, ką užsisakiau. Nu, ką aš papasakosiu. Sakau, labai gerai kraujagysliam širdžiai. Man to reikia. Veido odai tikrai gerai, nes tai yra mityba iš vidaus. Plaukam, mano plaukai, kaip tu žinai, buvo biški tokie tutupu. Aišku, jie niekur nedingo, jos reikia kirpti, bet pats plaukas toksai prasidėjo kaip gyvesnis. Nu, aliejus iš vidaus, ar ne? Ir, kas turi problemų su žarnynu ir su ėjimu į tualetą, tai yra vienas iš pirmųjų pagalbininkų, kas liečia mūsų organizmą. Tikrai, bet koks aliejus yra gerai, jeigu turim problemų su žarnynu. Bet šitas būtent... O noriu paklausti, o atminčiai? Atminčiai, aš nežinau, kaip pas manęs atmintim nebuvo blogai, kaip ir nieko nepasikeitė, lyg tai, bet gali būti, jeigu aš kartais pamirštu tau žinutę parašyti. Čia gal daugiau hidrolizolis su kolagenu eis. Aš juokauju. Reikia pajuokauti biskutį, negi vien tik rimtai. Tu nedink, aš einu butelį atsinešiu, palauk. Atsinešk. Vau. Ogi ne, irgi nieko nėra užrašyta. Aha, matai, irgi tas pas, tai iš senos laidos. O čia kolagenas, ne? Taip išeina, tas 1,66, ne? A ne hidrolizolis? Jo, bet rašo pačioj kolagen. Bet yra žodis hidrolizolis? Yra hitisol, jo, yra. Ir paskui pačioj plus kolagenas, taip. Jo. Šitą aš negėriu, dar nežinau, laukiu. Aš apie jį skaičiau, kad jis irgi nuostabus eleksyras, kuris irgi... O aš kai buvau kompanijos Zoom'e, kada tu negalėjai dalyvauti, tai kaip tik ten buvo viena moteris, kuri irgi vartojo ilgą laiko tarpą. Jei ten buvo problemų su sveikatos su viskom, tai jinai gėrė 1,66, čia ne 1,66, čia yra I, ne, 6,6 yra I 7,0, jinai abudu gėrė kartu ir pataisė labai smarkiai po gimdymo savo sveikatą atstatė. Plaukus, nagus, blakstienas, visą kitą. Ką aš kalbėjau? Kai gėriau 0,01, tu irgi jį gėri. Gėriau. 0,01, va šitas, ne? Man blakstienos sustiprėjo, galiu drąsiai teikti. Vat po viso to butelio, o kai dažaisi, taigi matai, jo blakstiena neužaugo, gal dar užaugs, bet sustiprėjo. Kaip mes moteris dažom, valom, ne? Dar prisiauginam karts nuo karto, būnagi visko. Būna, jeigu kur važiuoji, pažiūrėjau, atostogų, kai moteris važiuoja dažnai. Tai va, tai sakau, kad pats tam tokius stipresnės pasidarė, tai tikrai. Bet kaip vėlgi visą laiką sakau, kiekvienas organizmas yra skirtingas. Vienam vienas, kitam kitas. Tai kadangi čia yra molekulinė sistema, pati skaitai, kad padaryta su molekuliam, tai va taip ir įsiskverbia į kiekvieną mūsų kūno molekulę ir įsiskverbia būtent ten, kur yra problema. Tai nėra, kad išgėriau. Jo, klausyk, o aš, pavyzdžiui, šitus du. Galiu juos vieną pasigerti? Taip. Laisvai. Tik tai nemaišyk į vieną stikliuką. Ai, aš turėjau... Tai dabar žiūrėk, aš papasakosiu tau, kaip reikia protingai gerti šitą alyvuogių aliejų. Davai. Pasiėmi
čia šotuko nėra, pasiemi šiaip, 50-40, šotukas, ne? 50. Yra, va čia stikliukas. Pasiimk nuo šito šotuką, prisipilk pilną šotuką. Ai, čia čia nuo kito. Nesvarbu. Nesvarbu. Va. Prisipilk pilną tą šotuką, įsipilk į stikliuką, paskui jau iš akies matysi. Pasiimk pusę citrino ir įsispaudži citrinos sultis į tą šotuką. Ir tu pamatysi, kaip tas citrinas pavirsta į burbuliukus tokius. Bet kai tu spausi lašies, ir bus blom, 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 blom. Ir geri, geri, tau eina aliejus ir paskui tas citrinas, tai skanu. Gal pasakojama, tai aš nežinau, kaip čia man bus, bet gal nieko. Žinokit, aš turiu ir video pasidarius, jau daug kas matė ir irgi sakė, kad čia per stebuklingas aliejus, aš gyvenime negalėjau aliejus gerti. Aš irgi negalėjau to aliejus gerti. Iš viso, aš matydavau, kai žmogus geria aliejų, mane purtindavo. Ir tikrai pas mane video yra, kur aš tiesiog užsimerkiau, aš tiesiog bijojau tą aliejų gerti. Galvoju, kaip dabar varysiu, tai varysiu. Nieko nežinau. Oho, ruoštis man reikia. Ir žinai, koks kvapas? Lapų, žalių lapų, medžių žalių lapų. Tai čia ir yra, ne tik, čia yra ir... Kaip alyvogę uostytum, žalią alyvogę. Taip. Va, koks ekstraktas. Čia įtariu, tai irgi bus skaniai, kaip jas. Šitie skanus, visi eliksyrai yra skanus. Kažkokiais... O šitą galima maišyti su bet kokiais, su kamu, su kom nori, pasiėmei stikliuką, stiklinę, taurę, kas kaip mėgsta, pasiėmei ir susipyliai 2-3 ir gali gerti. Labai skanus yra. Tai va, labai smagu. Gavau, turiu 4 siuntas susisakius, šiaip ne taip, sulaukiau ilgai laukiamus. Antros. Galima, antro orderio sulaukiau jo. Dar 3 lauksiu. Aš nesulaukiu dar nei vienos. Sulauksi. Žinau. Lauksi? Tai va. Tai tik tai tiek tavo siuntinį. Tokio didelio dėžėje tiek mažai prekių? Labai saugiai supakuota. Nežinau, didelė dėžė. Toj dėžėj popierėlių, va šitų gražių laikraštukų. Paskui Mūsų panos bandė langus valyti arba vonioj veidrodžius, sakė, bombinis dalykas su to laikraščiu. Man jau abi 2 dėžutės konfiskavo, sūnus sakė, siūsiu modelius, labai gražus popieriukas. Jo, tikrai. Ir kaip tik reklama? Supranti, ir randu mažytė dėžutė, bet toj dėžutėj dar popieriukų. Ir tada tie buteliukai kiekvienas atskirai suviniotas. Man, tas kompanijos pakavimas, tai kažkas tai nerealaus. Tai ką, Danute, linkim tau sėkmės gerti, gražintis iš išorės ir iš vidaus, kaip aš sakau. Ir lauksim tavo atsiliepimų tiek apie aliejų, tiek apie tą hidrolizolį plus kolagenas, teksturą, gėrimą, kaip čia pavadinsi, taip nepagadinsi. Eleksyras, Eleksyrą. Šiam kartui tada tiek, sekite mumis ir pas mus prasideda tik tai būtent kelionė tema Unboxing Day. Ate.